Na, o kadangi savaitgalis visai arti, gal jau kiek daugiau turėsime laiko pagaliau panirti ne tik į darbus, namų rūpesčius, bet ir į stebuklingą knygų pasaulį. Tad metas pasisemti įkvėpimo, ar ne? Šį kartą knyginėjimų rubrikoje lankosi šiurpių istorijų vaikams ir paaugliams autorė Aušrinė Tilindė, kuri, priminsiu, praėjusiais metais su savo debiutinė knyga Šiurpnakčio istorijos laimėjo Alma Litera literatūros konkursą. O šiandien jie atsinešė naują, dar šiurpesnė, tikriausiai istoriją 12 kruvinų plunksnų. Sveiki, gerbiama Aušrinė. Sveiki. Na, taip pats pavadinimas jau toks labai šiurpokas, bet dar grįžkim prieš keliaujant prie jos, grįžkime prie, tikėkime, mažiau šiurpesnės, ar ne? Šiurpnakčio istorijų knygos. Tai šiek tiek priminkite apie Šiurpnakčio istorijas. Na, vis tik tai dėmesio greičiausiai nemažai susilaukė ši knyga, ar ne? Ir tas laimėjimas konkurso matyti nemažai davė. Taip, iš tikrųjų, net ir pati leidykla mane taip nuteikė, kad visai su tom knygom paaugliam gali būti, kad, na, jos nėra labai populiarios, paaugliai yra ant tos ribos, kur nežino, ką skaityti, vaikiška literatūra jiems nėra labai įdomi ir jie tiesiog atradinėja save. Tai Šiurpnakčio istorijos jos tikrai labai laiku atsirado lentynuose, matyt vaikams būtent to labai ir trūko. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad knyga turėjo didelę sėkmę, pasisekimą, po mėnesio berods kartojo tiražą leidykla. Jiems ir patiems tai buvo labai džiugi žinia, tai iš tikrųjų Šiurpnakčio istorijos jos pasiteisino, ko gero. Turbūt gera žinutė, kad vis tik tai paaugliai ir vaikai mėgsta šiurpumą ir kažkokias siaubo istorijas, ar ne? Taip, gera žinutė ir tai, aišku, kad tėvai nedraudžia skaityti siaubo istorijų vaikams. Iš tikrųjų susilaukiu pati labai daug komentarų būtent iš tėvų, nes, na, paauglių dar tą tokią atgalinę reakciją sunku gauti, jie socialiniais tinklais dar taip drąsiai atvirai nesinaudoja, kaip jau vyresni vaikai, ar ne? Tai dažniausiai parašo tėvai, kurie patys perskaitė knygą, tai iš tikrųjų dėkoja, labai patinka. Tos istorijos jos yra paprastutės, lengvai suprantamos, jos turi tą tokią mum įprastos pasakos struktūrą. Tai iš tikrųjų už tai gal jos ir atranda tą ryšį su kiekvienu skaitytoju savaip. Gerai, dabar jau galime legaliai keliauti prie kitos knygos. Aptarėme jūsų pirmąją debiutinę 12 kruvinų plunksnų. Tai ir pats pavadinimas ir viršelis tikrai atrodo be galo šiurpiai. Iš tiesų jau nuteikia taip, kad kažkoks ten paslaptingas pasaulis laukia. Tai koks tas pasaulis dabar pasitinka vaikus ir paauglius? Pasitinka šiurpesnis pasaulis, tikrai negu Šiurpnakčio istorijose, bet jisai šiurpesnis yra kitaip šioje knygoje. Jeigu Šiurpnakčio istorijose mes ten turim tokį tikrąjį siaubą, ar ne, kur kažkas truputį pagąsdina, kažkas gal pasivaidena, tai šitoje knygoje siaubas jis turi daugiau psichologinį pobūdį. Taip, tai ir iš tikrųjų mane labai neramino, kaip ta knyga bus priimama tiek leidykloje, ar sakys viskas čia tvarkos tėmų Aušrinė, ar ką tu čia sugalvojai per naujadarą, nes, na, vaikai dar neskaito tokių, ar ne, mistinių, psichologinių, sakyčiau, trilerių. Vat žanrų daug šitoje knygoje, tai jinai yra iš tikrųjų kitokia. Šiek tiek vyresniem vaikam, na, nebent jie, aišku, jau skaito rimtesnės knygas, tai galbūt jau ir nuo 10 metų būtų galima bandyti, bet bendras amžiaus cenzas turbūt būtų nuo 12. Na, sako, psichologinis siaubas dar kartais baisesnis, ar ne? Ko gero taip, kaip ir pavadinimas viršelis nuteikia, ar ne, kad tai būtų, tarkim, maginė pasaka, ko gero, ar ne, skinwalkeriai. Kas čia iš vis, ar ne? Aš jeigu būčiau mama, paskaityčiau pavadinimą, sakyčiau, oi ne, ačiū, šitų nesąmonė tikrai nereikia. Bet, na, šitas pavadinimas jis iš tikrųjų duoda preliudiją į tai, kuo domisi vaikai. Tai yra YouTube'as, tai yra tie patys YouTube'o skinwalkerių video. Aš būtent pamačiau, kad mano dukra su klasiokai žiūri tokius video ir aš galvoju, kaip tu gali tikėti, kad tai iš tikrųjų tikra, ar ne? Ar galite tiems, kurie gal net negirdėjo tokio termino kaip skinwalkeriai, na, tokiems, va, jau tokiem pagyvenusiems žmonėm kaip aš, paaiškinti, kas tai yra? Aš pati irgi domėjausi, gilinausi, skaičiau dukrai apie tai, kas tai iš tikrųjų yra, kad tai YouTube'as tau tikros informacijos nesuteikia, niekada ir nesuteiks. Tai yra senovinė indėnų legenda apie žmonės padariusius didelės nuodėmes, kurie gali įsikūnyti į kitus arba gauti kažkokių kitų gyvūnų būdo bruožų, tarkim, greitai bėgti ar ne, skristi. Tai yra legenda, kur iš tikrųjų net nėra mūsiškė, bet man labai puikiai šovė mintis suderinti ją su mūsų pasaka, tai 12 brolių juodvarniais lakstančių. Visgi ir broliai tenais pavirto varnomis. Na ir tas mūsų toks iš tikrųjų pasaulis, mes visi esame panašus tautos. Tai, na ir iš tikrųjų man visos šitos abidvi legendos, pasaka, legenda užvirė kaip du kompiliaračiai ir visas YouTube'as su šitais video man sudėjo labai gražų tokį scenarijų būtent vaikam.
Ką dar rasime? Tai čia jau suprantu, Šiurpnakčio istorijose buvo 12 tokių istorijų, Taip. o čia iš ko susideda pati knygelė? Neišduodant per daug siužeto, nes iš tikrųjų šitos knygos esmė yra, kad, vaikas turi suprasti, kaip čia kas vyksta, kaip pabūti detektyvų ir tik tai pačiam gale paaiškėja iš tikrųjų visa knygos esmė. Knygą sudaro 2 atskiros istorijos apie, galima sakyti, 2 mergaitės, jos gyvena savo gyvenimus ir tam tikram taške atsitikus dideliai nelaimiai, tos mergaitės pasirenka skirtingą požiūrį į nelaimę. Tai viena yra atsiriboja nuo viso pasaulio, o kita nusprendžia, kad visgi reikia sugrįžti į visuomenę, dalintis su žmonėmis, savo problemomis ir ieškoti atsakymų. Tai būtent šitas kertinis taškas norėjau vaikams parodyti, kad tu neturėtum būti užsidaręs, tu turėtum bendrauti, prašyti pagalbos, ieškoti pagalbos, kad tai būtent gali būti sprendimas kažkur turint didelę bėdą. Iš tiesų siunčiate tokią socialinę žinutę, netgi girdžiu, ar ne? Kiek jūs iš aplinkos matote tą problemą, kad tikrai vaikai linkia įsitraukti, linkia vėliau nekalbėti, ar ne, apie tai užsidaryti, kaip ir sakote? Iš tikrųjų, tai šitą knygą daug žinučių siunčia, jinai siunčia vieną didelę žinutę apie tai, iš kur atsiranda blogi žmonės, paliečiu raganos temą, kuri pasakose šiaip įprastai nėra liečiama, ragana tiesiog yra, ar ne? Bet kas padaro tą raganą blogą? Tai čia yra pirmas klausimas, antras klausimas taip. Tai yra žinutė vaikam, kad tu niekada nesi vienas, tu visada gali ieškoti pagalbos ir neužsidaryti tam savo kiautę. Ir dar 12 skaičius kažkaip jūs visada 12. Labai domina. 12. Atsikartoja tas tuzinas. Taip, tai yra iš tikrųjų mūsų paveldas, ar ne, tas 12 skaičių, tai knygoje jisai dažnai pasikartoja, iš tikrųjų skyrių yra 12 brolių, 12 varnų. 12 metų pasakoja, kuomet broliai turėjo būti pasivertę varnomis, tai jisai iš tikrųjų turi simbolinę reikšmę, už tai ir 12 kruvinų plunksnų. Aš labai gerai prisimenu iš praėjusio mūsų pokalbio dar vasarą, kai pristatėte pirmąją knygelę, tai sakėte, kad jūsų dukra yra tas žmogus, kuris įvertina, perskaito ar ne, pasako nuomonę labai griežtą, o kaip buvo šį kartą? Šį kartą buvo labai įdomi jos reakcija. Jeigu Šiurpnakčio istorijos jai labai patiko, viskas tai buvo maždaug kaip ir tikėsi, skaitydama siaubo knygą, kad tave pagąsdins, paliks kažkokių klausimų. Tai 12 kruvinų plunksnų ją iš tikrųjų labai sukrėtė gale, nes vėl tikėjosi tos tokios maginės pasakos, bet pabaiga yra šiek tiek kitokia, nenoriu išduoti kokią. Perskaičius knygą, dukra liko labai supykusi ant manęs, bet turėjom apie ką pasikalbėti. Tai tikiuosi, kad ir vaikai iš tikrųjų, ir tėvai, jeigu skaitys šitą knygą, jie tikrai ras temų po šios knygos, kuriomis galėtų pasikalbėti. Jau išgirdau, kad iš tiesų jaunesniems net nepatartina greičiausiai, ar ne, skaityti. Tai dar irgi gal galėtumėt pasakyti argumentų, kad tėveliai nesugalvotų pradėti prieš miegą, galbūt mažiesiams skaityti tokios knygos. Ne, prieš miegą, matot, kaip gal mažesni net nesuprasto siaubo. Tai tiesiog gal nusivils ta knyga ir vėliau po poros metų, kada jinai iš tikrųjų tą savo vertę turėtų didžiausią vaikui, jis nenorės jos imti. Jeigu tu Šiurpnaktį gali skaityti ir nuo 8 Šiurpnakčio istorijos metų, ten sakau, kaip tiesiog yra pasakos niuansai, pasakos siaubas, ar ne, jisai toksai mums yra įprastas. Tai šitą knygą, vaikas turi būti brandesnis psichologiškai.